Sveiki. Using arba Wuxing sistema tai yra tradicinė kinų tūkstantmečius tradicijų turinti 5 elementų sistema, kuri paaiškina procesus visatoje ir žmoguje. Ir pradėsime nuo pačio pagrindo, tam, kad klausydami informaciją šiame kanale, jūs galėtumėte suvokti, apie ką eina kalba. Ir 5 elementai tai yra tos 5 stichijos, kurios veikia mūsų emocijas, fizinį kūną, gamtos procesus ir daugybę kitų dalykų. Ir būtent jų pagrindu mes galime kalbėti apie tai, kaip atstatyti tą balansą, pusiausvyrą, tiek dvasinį, tiek fizinį, tiek emocinį, tiek ir protinį balansą. Tos žinios būtent tam pasitarnauja. Taigi, tam, kad pirmiausia susipažintumėte su stichijomis, kokios jos yra ir kaip sąveikoja viena kita, o viskas mūsų gyvenime, kaip suprantate, tai yra tiesiog energija. Ir kaip sąveikoja tos stichijų energijos viena su kita, mes šiandieną ir susipažinsime. Jūs savo ekrane dabar matote pačią Usin sistemą, kuri sudaryta iš 5 elementų. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad būtent viduje yra tas yin ir yang ženkliukas, tai yra pusiausvyros, balanso simbolis, į kurį mes ir einame. Jeigu yra pusiausvyra, jeigu yra pasiekiamas balansas, nesuprantate, kad pasaulis visas dualus, tai mes tuomet esame sveikatoje, geroj emociniai būkliai, esame pilnavertiškume. Ir visa šita sistema susideda, kaip ir minėjau, iš 5 elementų, kurie atspindi kiekvienas, paprastai prasideda nuo medžio, tai yra medžio elementas, kiekviena stichija, kiekvienas elementas poveikį turi ir tai atitinka mūsų gamtoje esančius, mūsų sezoniškumo ciklus, mūsų tam tikras kūno sistemas, mūsų organus, mūsų emocijas, skonį, mitybą ir taip toliau ir panašiai. Taigi, medžio stichija, ugnies stichija, žemės stichija, metalo stichija ir vandens stichija. Vanduo, medis, ugnis, žemė ir metalas. Ir kaip matote iš schemos, visos šitos stichijos viena su kita sąveikauja. Tai yra ryšiai, kurie yra palaikantis, stiprinantis, suteikiantis, tiksliau viena stichija, bet ratu stimuliuoja, maitina kitą stichiją, bet taip pat yra ir tie ryšiai, kurie yra kaip kontrolės, kovos ryšiai. Ir jeigu viena stichija yra per stipri, jinai gali paveikti kitą stichiją pagal šitas vidinės rodiklytes galite matyti. Tai natūralu, kad jeigu mes kalbame apie tai, kaip palaiko, tai medis palaiko, juk medį mes dažniausia deginame, tai jisai maitina ugnį. Ugnis sudegusi ir šiaip pati ugnis, nežinote, kad žemės centre, tai yra tas branduolys, tai yra ugnis, maitina žemę. Žemė iš žemės gimsta ir jinai stimuliuoja metalą.
Metalasgi lygiai taip pat stiprina vandenį, o vanduo maitina medžio stichiją. Na ir pasižiūrėkime, kaip šitos stichijos destruktyviai irgi sąveikauja. Tai suprantama, kad medis, pavyzdžiui, metalas, mes su kirviu galime nukirsti medį, o medis, tai yra metalas, naikina medį. Medis alina žemę. Žemė gali lygiai taip pat slopinti vandenį. Mes galime žemę užpilti, žemė sugeria vandenį, ane? Na, o vanduo gesina ugnį, o ugnis gali ištirpdyti, išlydyti metalą. Tai šitos 5 stichijos ir lygiai taip pat kaip ir ta, kad tos stichijos atitinka tam tikrą sezoną, tam tikrą amžių, tam tikrą emociją, tam tikrus organus mūsų kūne, tam tikrą mūsų sistemą, pavyzdžiui, ar virškinimo, ar kraujotakos, ar kitą. Tai pagal šitas sąveikas mes ir galime matyti, kokie procesai vyksta, ką reikia stiprinti, kas yra per silpna, ką reikia iš tikrųjų, kas yra galbūt ultra ekstra, pasireiškianti ir slopina kitas stichijas, kitus elementus. Ir pagal tai mes galime tuomet jau rasti išeitis, kaip susigrąžinti ir kaip sugrįžti į tą bendrą balansą. Tikriausia girdėjote, kad net ir medicinoje, jeigu jau yra pasiekiamas tas balansas, kai nevyksta pablogėjimas, tai jau yra svarbus tas rezultatas. Ir mes čia ne apie tai, kad gilintumėmės į mediciną, bet mes kiekvienas kaip asmeninis žmogus, ir būtent šita USIN sistema parodo, ant kiek mes irgi esame individualūs, mes galime susipažinti giliau su savimi, su visais procesais, kurie vyksta, ir tokiu būdu labiau pasirūpinti savimi ir savo gyvenimu. Todėl sekite mūsų kanalą. Gilinkitės, gilinimasis į šitas žinias jums suteiks labai labai daug tikrai naudos, būtent pažinti save labiau, padėti savo, pasirūpinti savimi, savo poreikiais, tiek kūno, tiek emociniais, tiek gyvenime. Ir sekite, paspauskite mygtuką prenumeruoti. Ir jeigu norite gauti pranešimus, kai atsiranda nauji video, paspauskite taip pat varpelį. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį ir laiką, kad mus stebite, gilinatės, žiūrite, ir jeigu pakomentuosite, kas tame yra įdomu, tai ne tik nuo manęs, nuo visos mūsų komandos didelis Jums dėkingumas už įsitraukimą.